Labadiena, laikas Ignalinos televizijos informaciniai laidai. Dėkoju, kad žiūrite. Šiandien matysite pažintinė ekskursija po atliekų tvarkymo centrą. Susitikimas su gydytojas Aiste Sniškiene ir Povilu Panavu. Grupė Ignalinos rajono savivaldybės tarybos narių bei savivaldybės administracijos atstovų lankėsi Utenos regiono atliekų tvarkymo centre. Vizito tikslas – vietoje susipažinti su šios įmonės veikla, kurią apima komunalinių ir gamybinių atliekų tvarkymas, didelių gabaritų atliekų saugojimo aikštelių ir daiktų mainų stotelių dalinkimės priežiūra. Utenos regiono atliekų tvarkymo centro direktorius Ramūnas Juodėnas ir Sąvartyno eksploatacijos vadovas Dalius Viršelis ignaliniečiams aprodė įmonės teritoriją, atliekų priėmimo ir rūšiavimo zoną, gamybinės patalpas bei įrenginius, statomą maisto atliekų rūšiavimo korpusą, papasakojo apie įmonės veiklą. Dalius Viršelis išskaičiavo iš viso Utenos regiono suvažiuojančių atliekų kokteilio sudėtį ir galimybės. Pasak jo, mišrių komunalinių atliekų per metus visoje apskrityje susidaro 27 000 tonų. Tos atliekos keliauja į mechaninio apdorojimo įrenginius Sąvartyne. Neapdorotų atliekų šalinti negalima ir rūšiavimo metu atrenkamos biologiškai skaidžios atliekos. Iš viso srauto tokių atliekų yra apie 40%. Visa tai, kas suyra, patalpinama į tunelius, laistoma ir išgaunamos dujos, gaminama bioenergija. Biologiškai skaidrios atliekos naudojamos Sąvartyno perdengimui. Kas ketvirtį atliekami tyrimai. Šių atliekų tvarkymas svarbus dėl CO2 emisijų ir šiltnamio efekto vengimo. Pasak atliekų tvarkymo centro vadovo, 3–4% išrūšiuojama antrinių žaliavų, kurios nepatenka į užstatų sistemą. Apie atskirą antrinių atliekų surinkimą vadinamosiuose varpeliuose nekalbama. Iš mišraus srauto išrūšiuojama daug taros pakuočių, popieriaus, kartono ir atiduodama perdirbėjams. Po rūšiavimo liekanti dalis – degiosios atliekos. Antrinių žaliavų atskirimas ir pakuočių sumažėja dėl užstato sistemos, turim apie kokius 3–4%, tik tai pagal svorį atskiriamų pakuočių, tada biologiškai skaidžių atliekų, tai matysit, kas iš jų gaunasi, kaip jos atrūšiuojamos ir gaminam elektros energiją ir šilumą. Tai naudojam savo poreikiams elektros energiją darbo metu, kas yra generuojama viršaus, atiduodami tinklą, pardavinėjam elektros. Sąvartyno eksploatacijos vadovas Dalius Viršelis priminė, jog rūšiuodami mažiname degiųjų atliekų kiekį. Kuo daugiau išrūšiuojama antrinių žaliavų ir kuo mažiau jos užterštos, tuo mažiau reikia deginti. Tarkim, tvarkingai rūšiuojant popierių jį galima perdirbti, o kai jis sumetamas į bendrą konteinerį su kitomis atliekomis, kur išsiriebaluoja ir sudrėksta, tampa tik deginimui skirta atlieka. Keltuvas visas atliekas paduoda į atliekų padavimo transporterį, kur jos rūšiuojamos. Žinoma, geriausias rūšiavimas yra atliekų susidarimo vietoje. Jeigu mes viską metame į bendrą šiukšliadėžę, tada vargstame visi. Žmogus išmetė į konteinerį šiukšles ir prasidėjo kaina. Surinkimas, transportavimas iki atliekų tvarkymo centro, išrūšiavimas, supasavimas, saugojimas ir vėl transportavimas deginti, deginimas. Jeigu neišmetei, rūpesčio nėra. Išmetei yra rūpestis, už kurį moki. O mokestį įtakoja daugelis dalykų. Kuro kaina, darbo užmokesčiai darbuotojams. Kita vertus, neatsakingas rūšiavimas pridaro ir nuostolių. Įmesta lentelė su styrančiu vinimi į mišrias atliekas sugadina transporterį, kurio remontas kainuoja 15 000 eurų. Ir dar papildomai skaičiuojama įrangos prastova už 1 valandą po kelis šimtus eurų. Štai ir visa matematika. Antrinės žaliavos turi šiokią tokią vertę, jos perdirbamos. Teisingas rūšiavimas ženkliai mažina atliekų svorį. O štai, tarkim, obuolių ir kitų vaisių metimas į konteinerį beprasmiai pinigai. Kiekvieną rudenį plaukia upės skysčio, kuris susidaro čia iš viso regiono vežant obuolius. Žmonės nesupranta, kad obuoliai turi įtakos atliekų kainai, nes daug sveria.
kol jie transportuojami iki atliekų centro virsta tik svoriu, nes tapę skysčiu susigeria į kitas atliekas. Dalius Viršelis pasakojo, kad bioskaidė atliekų dalis važiuoja į biologinių atliekų apdorojimą, iš kur gaunamos dujos. Iš dujų šiluma ir elektros energija. Elektros energiją ir šilumą naudojame gamybai savo reikmėms. Šiandien kietas graužtukas ir bulvių lupenos pagamina dujas ir elektros energiją. Tas pats plastikas, maišeliai. Jei jie būtų rūšiuojami tvarkingai, būtų tinkamai perdirbti. Bet pabuvę su bendromis atliekomis įgyja amoniako kvapą. Perdirbus tas kvapas niekur neišnyksta, todėl gauto lyg ir naujo produkto panaudojimas taip pat būna ribotas. Tekstilė taip pat rūšiuojama, tačiau patekus į bendrą atliekų srautą ji tampa 20% sunkesnė nei sausa. Tai vėl yra kaina. Viskas, kas lieka po mišrių atliekų išrūšiavimo, presuojama ir keliauja į saugyklą. Pradedamos tvarkyti atskirai surenkamos maisto virtuvės atliekos. Tuo tikslu rekonstruojama dalis biologinio apdorojimo įrenginių ir statoma nauja rūšiavimo linija. Planuojama, kad Utenos regione bus sukurti 3800 tonų per metus rūšiuojamojų būdų iš gyventojų surenkamų maisto ir virtuvės atliekų apdorojimo pajėgumai. Iš apdorotų šios rūšies atliekų taip pat išgaunamos biodujos, šilumos ir elektros energija bei gaminamas kompostas. Susitikimo su Utenos regiono atliekų tvarkymo centro atstovais metu daug buvo kalbama apie žmonių požiūrį į atliekas, jų tvarkymą, apie rūšiavimo kultūrą, gyventojų elgesį atliekų surinkimo aikštelėse. Gyvenime nieko nėra nemokamo. Visas atliekas kažkas turi sutvarkyti, o tam reikia viso nepertraukiamai veikiančio sudėtingo mechanizmo, technologijų ir žinoma darbuotojų, gaunančių atlygį ir mokančių mokesčius. Už visą tai vartotojai turi susimokėti. Perkamas daiktas ir jau iškart turi būti galvojama apie jo utilizavimą. Ignalinos viešojoje bibliotekoje organizuojami pokalbiai su kraštiečiais. Šiandien svečiuose gydytojai endokrinologė Aistė Sniečkienė ir šeimos gydytojas Povilas Panavas. Kaip galėtume tapti kažkuo, jei nebūtų kitų? Kas skaitytų mūsų tekstus, jei nebūtų skaitytojų, o kas valgytų mūsų užaugintą duoną, jei nebūtų alkanų? Ką gydytume, jei nebūtų ligonių? Kuo gali būti vienas pats savo? Čia sėdi žmonės, gydytojai, bet šiandien jie, tam tikrą prasme bus egzaminuojami kaip mokiniai. Bet vis tiek norėčiau paklausti, koks jausmas būti gydytoju? Nepaisant to, kad šiandien jūs egzaminuojamųjų suole. Ožalai. Stiprus jausmas, atsakomybė didelė yra. Sunkus darbas, aišku, tai yra faktas, visi tą dalyką žino. Iššūkiai, baimė, stresas, bet būna ir smagių akimirkų, aišku, ypatingai, kai ateina ar kūdikiai, ar vaikai tokie mažesnio amžiaus, nes jeigu, tarkim, ar paaugliai, ar kažką, tai jau lygiai beveik jau ir suaugę tie žmonės yra, o su kūdikiais visada smagu, visada šypsenas, jeigu jie ir verkia, ar juokiasi, ar šypsosi tavo, visada smagu su jais dirbti. Tai tikriausiai tas darbas, tas jausmas įvairus. Daugialypis. Bet stiprus, sakote. Stiprus labai, jo. Man tai daro, taip sakant, didelę dalį užima gyvenime, tarkim, taip galiu pasakyti. Bet tas stiprus, tai trupučiuką su uždėsta nosim, ar šiek, nes prieš 10 metų čia vaikščiot kaip skaitytojai, be abejo rinkote įvairiausią literatūrą, mokėtės ir nežinai, kaip ten būtų dar viskas baigėsi. Šiandien jau gydytojai. Ne, dėl to, kad šitas savybės, tą uždėstą nuosybę, tą tokį egocentrizmą aš laikau gal blogiausiamis savybėmis, tai stengiuosi toks pat nebūti. Toks uždėsta nosis, taip sakant. Dėkui. O Aistė? Aš iš tikrųjų kiekvieną dieną dirbdama tą darbą gal nesusimastau apie tą tokią, kaip iš šalies tai atrodo. Man tai atrodo įprastas darbas, tai kasdieną tu save atiduodi realiai žmonėm.
didžiąją dalį dienos tu praleidi darbe, bendraudamas, nuolat intensyvumas yra didelis. Konsultacijų tikrai kiekis nemažas, aišku, gal šeimos gydytojai padaro dar daugiau tų konsultacijų ir įvairių. Bet tiesiog dirbi, stengiasi atiduoti viską, ką žinai, ką gali geriausia padaryti. Ir tikrai nesustoji ir negalvoji, aha, koks čia ypatingas tas mano darbas. Iš tikrųjų, tiesiog tu dirbi ir stengiasi daryti tą, ką gali geriausiai. O bet jeigu taip kartais sustoji ir kažkas pasako, kad tai yra gydytoja, ir atrodo, tai yra mano darbas, tai yra tai, ką aš darau ir ko aš visada norėjau, ir tai atrodo įprasta, normalu, viskas yra gerai, o jiem yra atrodo kažkas aukštesnio, kažkas ypatingo. Tai aš galbūt taip nematau, nes iš savo perspektyvos man tai atrodo kasdienybė ir visada stengiuosi daryti viską, ką galiu geriausiai. Tai darbas ypatingas ir geriausias dalykas turbūt yra tada, kai ateina žmogus pas tave sergantis, jis ateina dažniausiai nelaimingas, jis kažko nepatenkintas, kai kurie net nemato gyvenime prasmės. Ir tu jį gydai ir jis galiausiai ateina su šypsena ir jis tau pasako ačiū. Ir čia yra taip gera iš tikrųjų išgirsti tą tikrą ačiū. Ir pasakyti, kartais netgi džiugina tai, kad pasako ačiū, kad mane išklausė, nes kartais jam tik tiek ir reikia. Tai va, tas džiugina tos tokios smulkios akimirkos. Kaip jūs bendrai vertinate tuos atsidėkojimus, nes visuomenėje yra įprasta, kad gydytojai reikėtų ten kažkokią ar vokelį, ar krepšelį, ar lagaminą, ar gal priekabą atvežti, kažką ten žodžiu. Tai kaip jūs galvojat, koks turėtų, bet jūs dabar šiandien kiekvienas jaučiate, koks turėtų ar galėtų netgi būti atsidėkojimas gydytojai ir jums, ar jis reikalingas asmeniškai ir kokia forma? Taip. Papildomas atsidėkojimas vokelį ar kažkur, tai aš manau, kad daugumą medikų gali netgi įžeisti. Tam tikra prasme, nes čia yra kai kuriais atvejais parodoma lygti, jeigu jis tau kažko papildomai neduos, kad tu jo negydysi ir nežiūrėsi kaip rimtai tą žmogų. Nes aš, pavyzdžiui, dirbu ne dėl to, kad jis man kažką papildomai neštų, aš už tai gaunu atlyginimą. Man nereikia papildomai kažko tokio. Man reikia, kad žmogus su manimi bendrautų normaliai, kad manęs nežemintų konsultacijos metu, nes tikrai pasitaiko įvairių žmonių. Kad nešauktų, durim kojų neatidarinėtų ir neaiškintų, kaip ten kas kažkur geriau dirba. Ar kažkas, kaip man, nežinau, kodėl tu ten į kompiuterį pažiūrėjai konsultacijos metu kažkas to. Tai tiesiog norisi tokio adekvataus žmogiško bendravimo, kad nebūtų kažkokio, tiesiog neadekvačių komentarų galbūt. Ir jeigu ten kažkas negerai, kad žmogus pasakytų, komunikuotų, bendrautų, kažkas ne taip, ar ne, mes ieškom tada kartu sprendimų. O papildomų kažkokia, tai nežinau, ten dovanų vokelio ar ten šokolado tikrai, nes tai tikiu iš kiekvieno ir to nereikia. Nes man tiesiog reikia atlieku savo darbą, stengiuosi atlikti ir ten kažkokia papildoma padėka, tai sakau, kai kuriais atvejais turbūt žmonės gali net įžeisti, kai kurios, nes aš ten kažkokia piktybinė įžeidė ar kažkas tokio, bet tikrai pažįstu kolegų, kuriem tai pažemina, rodo tam tikrą. Šiuolaikiniai, gal sakykime, gydytojai jaunesnėje kitaip į tai žiūrėjo. Čia tos mūsų vyresniosios kartos iš ankstesnių laikų atsinešta ta tokia tradicija ir labai sunku ją pakeisti, nes kiekvienas nori tarsi, aš būsiu gudresnis, būsiu protingesnis, atnešiu ir man bus galbūt čia geriau ir gražiau kažkaip. Jo, galiu aš taip tiesiog ar trumpai, gal ar griežtai taip įsireikšti, bet kažkada ėjom į paskaitą, kai įstojom į rezidentūrą apie kyšį ir kas jisai yra. Tai bet koks atsilyginimas, dovana, veiksmas, kuris yra daromas prieš ar po kontakto su gydytoju, yra interpretuojamas kaip kyšis. Tai teisiškai atsakomybę jisai užtraukia, tai to nereikėtų nei daryti, nei išprovokuoti gydytoją kažkaip, nei įstatyti į nepatogią padėtį kažkokią ir nei savęs, nei gydytojo. Tai jokiais būdais niekada ir ačiū nereikia šitų situacijų, nes jos yra labai nepatogios ir psichologiškai sunkios tiesiog, nes tada tu turi kažkaip atsakyti tam žmogui, paaiškinti, tas žmogus gali įsižeisti, supykti ar pasimesti, išsigąsti. Jau metą deda, eina pro duris, tu vėjiesi, kažkoks panašus į cirką gaunasi kažkokia tokia situacija, kur tik tai stresą kelia. Ir man, ir pacientui. Tai kam to reikia tiesiog ir tiek. Ir plus dar ir teisinė
atsakomybė, aišku, ne? Tai yra. Tai galima O kaip ir prisižaisti su tuo. tvarkotės puola su dovanomis? Jo, nu tai tiesiog atsakinėjai, sakai, ne, nereikia, ačiū, ir čia yra tikrai ne šių laikų dalykai, viskas, ačiū, viso gero, pasiimkit su Dievu. Ir viskas. Ir viskas baigėsi. Nu jo, bet kartais būna numeta, po to ten kažką gali teisiškai, net ir obuolį galima interpretuoti kaip kyšį, ne? Tai kažkada buvo čia toksai įvykis, ar klinikose, ar nežinau, ar Santarose, Kauno klinikose, kai kažkas obuolį atnešė ir rezidentas ar gydytojas tą obuolį atnešė administracijai ir sakė, čia buvo man kaip kyšis. Tai toks procesas užsivedė, kad ir gydytojai buvo blogai, ir pacientai buvo blogai. Nežinau, ar visi mūsų žiūrovai, klausytojai jau žino, kad Aistė ir Povilas nuo pat pirmųjų dienų, jie ir gimė tais pačiais metais ir mokėsi mokykloje, ir siautėjo kartu, nusiautėjo gerąją prasme. Ir dabar kolegos abu, tad noriu paklausti, ar dabar kaip kolegos, kolegiškai tarėtės, konsultuojatės vienas su kitu, jeigu kažkoks įdomus istorija? Ne, gal yra tiesiog kažkokių iš kitų žmonių, kadangi jinai iš Vilniaus gaunasi universiteto, aš iš Kauno universiteto, tai ten ir savas ratas, tai gal tiesiog dėl to. Bet šiaip gal ir parašyčiau kada. Aš manau, kad čia gal laiko klausimas, tiesiog nesėdėti čia dirbti, tai gal dėl to. Nes šiaip realiai, pavyzdžiui, Vilniui, kur aš ten Karoliniškių poliklinikoj tokį pilną etatų dirbo, tai yra normali praktika, kad šeimos gydytojai skambina ir tarėsi. Tiesiog, aš nežinau, ką daryti, sako. Tarkim, eilė pakliūti pas tave mažiausiai po 2 mėnesių. Ką daryti dabar? Tai tikrai skambina, tarėsi ir čia yra normali praktika, viskas yra tame gerai. Tai Povilas tiesiog dar neįsidrasina. Statistika tokia, sakykime, nelabai graži ir gailestinga žmonijos atžvilgių. Esą dabar labai daug ligų, lygos jaunėja ir čia jau vos nuo gimimo visi tokie ir anokie ir ne taip valgo, ir ne taip vaikšto, ir ne taip galvoja. Žodžiu, visko. O visiškai neseniai kalbėjau su tokiu neurochirurgu, profesoriumi daktaru Gyčiu Šusticku. Ir jis šią nuomonę nepritarė. Sako, kad iš tikrųjų ne tiek pasikeitė pati situacija blogėja, kiek įtakos turi statistika. Jeigu anksčiau ten kortelėje buvo kažkas surašyta ir tarsi ir lieka toje kortelėje, o dabar kiekvienas aiktelėjimas ir virktelėjimas, viskas kompiuterizuota ir automatiškai statistikos ten tie visi šuoliai ir mes atrodom siaubingai ir visokie nelaimingi. Kaip jūs, dirbdami jau gydytojais, visą tai matot, kokiam ta mūsų visuomenė, mes tikrai jau čia tokie visi iškleję. Aš gal dėl tos statistikos, ne? Tai čia mes kai mokėme statistiką, turbūt visi žinom. Mūsų pirmiausia pasakė, o ką tu nori parodyti, kad gerai ir blogai iš tų pačių duomenų. Tai su statistika yra taip. Kitas dalykas, taip, skaitmenizacija, gal kažkas tai hiperdiagnostikos, manau, yra šiek tiek daugiau, dėl to, kad kiekvienas dalykas, ką tu bedarai, tu siunti kažkokiam tyrimui atlikti, tu turi įvesti ligos kodą. Tas kodas pa žmogų lieka. Tu paskui paneigi ir tos diagnozės nėra. Kodas jis liko. Taip, taip jie keliauja, tai šitoje vietoje galbūt dėl to prasčiau atrodo. O dėl ligotumo didesnio, aš neturiu ten, 30 metų patirties, kad palyginti, kas buvo prieš tiek metų, tai gal sudėtingiau, kad ligos kai kurios jaunėja taip, bet galbūt gerėja diagnostika dar to pačiu lygiai grečiai. Mes anksčiau nustatom ligas, anksčiau pradedame jas gydyti ir žmonės ilgiau išgyvena su tomis pačiomis ligomis, su kuriomis, pavyzdžiui, prieš 50 metų būtų numirę labai jaunam amžiui, dabar jie gyvena iki 60-80 metų, pačių 100 metų. Tai dar ir dėl to. Sakot, nelygu, ką nori parodyti, ne statistika, o... Statistika taip, tai jinai yra iškraipyta, čia yra faktas, nes sako, kad mes daugiau užfiksuojam vėžio, daugiau ten to, daugiau tokių ligų, bet palaukit, prieš 30-40 metų nebuvo įrankių net, arba ten prieš 100 metų, tarkim, ne, tai dabar atsirado diagnostika, daugiau tyrimų, daugiau įrangos, daugiau ir finansavimo, ir daugiau statistikos. Tai nereiškia, kad to vėžio nebuvo anksčiau, jis nebuvo užfiksuotas, į statistiką įtrauktas. Tai nereiškia, kad dabar čia jo masiškai daugiau kažkaip. Vėlgi, pavyzdžiui, iš širdies ir kraujagyslių ligų
viso spektro, tai taip, žinom, infarktai, insultai jaunėja, daugėja jų. Tas į statistiką, ta prasme, dėl ko tai taip yra, tai dėl to, kad žmonių gyvenimo būdas keičiasi. Anksčiau žmonės ten keldavosi 4 ir 5 valandą prie gyvulių kaime, iki pietų, ant pietų ten cepelinų, biškį prigult, vėl prie gyvulių iki išnaktų, kol saulė nusileidžia, tada vėl truktų žodžių vėl iš pradžių. Tai tas gyvenimo pobūdis buvo kitoks. Dabar tas tiesiog keičiasi, tai keičiasi ir ligos. Bet širdies ir kraujagyslių, tai kaip ir buvo aukštumoje, taip ir lieka aukštumoje. Tie insultai dabar yra su infarktais ir 30-mečių, ir 40-mečių, tai tokių dalykų anksčiau kaip ir ne tiek daug gal, bet buvo, bet jų blogėja ta situacija šitoje pusėje, bet kažkur gerėja. Infekcinių ligų ten ar kontrolė kažkokia, ne, gydymas, antibiotikai, priešvirusiniai vaistai, visokie antiparazitiniai vaistai, mes galim visokias ir parazitinės. Jo, iš esmės, kad jų atrodo daugėja, bet ir gydymas didėja, ir tas išgyvenamumas ilgėja, ir prognozės kitokios, kuo toliau, tuo labiau. Tai taip imti ir tvirtinti, kad viskas tik blogyn, tai čia vienas dalykas neįmanoma, o kitas dalykas nelogiška tiesiog ir tiek. Žodžiu, ne statistika, ne žurnalus skaitom, ne žinia žiūrim, o jeigu neramu, einam pas gydytojus, kurie nuramins ir pakeis statistiką, taip kaip jas reikia. Anksčiau ir vėliau kiekvienas žmogus susiduria su tokiais sveikatos rūpestėliais. Gal ar kažkas skubėti pradeda, ar kažkaip jaučiasi nelabai gerai. Bet vieni renkasi tradicinę mediciną, kiti renkasi alternatyviąją mediciną, dar kiti skaito horoskopus ir astrologų patarimus, dar kiti žolininkus, įvairiausiai. Bet nepaisant to, arba vaistininkų patarimų ar ne, nepaisant to, kurio beskaitytum patarimą ar rekomendaciją, ar po vaistų tą anotaciją, ar, sakykime, ten kokio žolininko, ar netgi to astrologo, kuris ten rekomenduoja organizmo valymus, ten dietas ar dar kažką. Visur pabaigoje paskutinis sakinys. Pasitarkite su savo gydytoju. Kaip jūs vis dėlto vertinate tai? Ar čia yra gydytojo sudievinimas, ar tai yra aibės žmonių noras permesti savo atsakomybę ant gydytojo? Ai, maždaug tu čia jau, tegul jis sprendžia. Kaip jūs į tai žiūrite? Jo, čia šeimos gydytojam aktualesnis reikalas pas specialistus. Tikrai ateina klausia. Visokios dietos, visi tie dalykai. Taip, manau, kad tas paskutinis sakinys čia tikrai, kad pasitarti, numeta tam tikrą atsakomybę, čia kaip visur įtėpimas, žodžio, galimai galbūt ir panašiai. Tai atsakomybės nusėmimas nuo savęs, dėl to, kad toli gražu, kad jeigu kaimynai tinka, tai tau nebūtinai tiks. Tai šitą visada reikia žinoti, bet žmonės tikrai ateina, mano kaimynė gerai, va šitą, išrašykit man šitą, dabar su šitą bus geriau. Čia jų netinka. Tai su papildai, su žolelėm, arbatėlėm, panašiais dalykais tikrai tenka susidurti. Ir čia yra atskiras mokslas iš tikrųjų. Visa tas rytis ir tikrai tu to nestudijuodamas, neanalizuodamas, negali visų tų kiekvienos žolelės veikliosios medžiagos ir kaip jinais derinėje su kuo suveiks žinoti. Yra tam tikrų dalykų, ką tikrai akcentuoja, ten elementariai jonažolės, dar kažkas tam tikri, kur jau mum akcentuoja labai intensyviai, kad yra aiški sąveika su tam tikrais vaistais, kad šito su šituo negalima ir panašiai. Jeigu ten, kai dirbi taip, išmoksti tam tikrais papildais, kas geriau pasisavina, kas ne, bet tikrai negali visko žinoti. Ir dažnu atveju rimtos ligos gydymo neatstoja žolelės ir panašiai. Tai tikrai nėra tų atveju, kaip šalia priedas gali būti, bet irgi vertiname individualiai. Jeigu aš nežinau apie tą dalyką, aš ir sakau, kad aš nežinau, neprikuriu, kad jo naudokit arba ten tikrai negalima. Nežinau, tiesiog aš turiu teisę kažko nežinoti, geriau neapsimesti, kad žinau. Jo, dėl šito dalyko tai aš žmonėm sakau tokį dalyką, kad mes atstovaujam mokslinę mediciną. Mes esam mokslo grįsta medicina, tai yra statistika, mokslininkai ir profesoriai, aukščiausi protai prie to dirba, ne? Ir nuleidžia mum informaciją iš viršaus ir mes tą informaciją pritaikom eidami į darbą ir gydydami žmonės.
Bet jeigu jums padės ar kopūstas ant galvos užsidėjęs, ar užsidėsit akmenį ant kelio, ar apsišlapinsit žaizdą, ar ten dar kažką, viską su protu, atsargiai, taip, geriau ateiti ir paklausti mūsų, mes pasakysim, ar perlenkta jau šitą zoną, ar jau biškį čia gal reikėtų apsiraminti ir atsargiai tą dalyką pritaikyti savo, ar visgi jūs darykit, kaip jums ten išeina. Nes aš pasakau taip, yra šamanai, ar homeopatai, yra ten ir chiropraktai, yra žolininkai. Su žolėm yra atskiras dalykas, taip, žolės tikrai veikia ir čia yra amžiais išanalizuoti dalykai, statistikai, jie nėra pavaldus kažkaip, kad ištirti, mokslas to negrindžia labai stipriai, nors kaip ir kol kas, kiek aš žinau, po truputį grįžta į žolės studijos ir toliau jas analizuoja ir bando toliau daryti, bet dalis ir vaistų yra padaryto, ne į žolinių visokių, ten mes turim pilną. Tai mes atstovaujam medicininę, tą mokslinę mediciną, o kiti atstovauja savo šakas. Tai žmogus gaunasi kažkur į centrą įdėtas ir jisai turi apsispręsti, kuo jam vadovautis, nes yra ir tokių, kurie pas gydytojus neina, bet eina pas savo pranę žolininkę, kuri ten už geležinkelio gyvena kažkur. Tai, reikia viską taip, geriausia, aš sakau, pusiausvyros siekti. Jūs eikit ir pas tą žolininkę, eikit ir pas tą ten kažkokį ar šamaną, ar homeopatą. Viskas gerai. Jūs išgirsit nuomonę to, trečio, ketvirto, penkto, dar ateikit ir pas mus ir turėsit kažkokią tai sumą, kažkokį ir kumštį, kuriuo jūs galėsite ir vadovautis. Aišku, sakau, mes atstovaujam tą dalyką, tai mes tuo dalyku tikim, gaunasi, čia kaip tikėjimas kažkokį galima taip pasakyti, kad mes tikim mediciną, nes mes sakom žmonėm, ką daryti. O žmonių, kad ar pasimetusių yra ir nesuprantančių, kas vyksta, kaip daryti, čia ir tą dariau, ir trauklapius dėjau, ir gyslotį ant žaizdos, tai sakai, viskas gerai, jūs čia bandėt, o dabar jūs išklausykit mano nuomonės kažkokios, aš pasakysiu, ką jums daryti, jūs, jeigu ar pasitikit, ar tikit manim, tai patikėsit ir to principu kažkokio, jeigu nedaikit pas šamanus toliau konsultuotis. Tai čia yra žmogaus pasirinkimo laisvė, ne? Mes gyvenam kaip ir tokioj šaly, kur galima rinktis. Tai gerai, kad galima rinktis, bet reikia turėti tą ir sveiką protą. Na, bet aš vis dėlto noriu paklausiau trupučiuką kitaip. Ar yra jūsų išaukštinimas, tai ar tiesiog atsakomybės užmetimas? Tai atsakomybės nusėmimas, faktas. Aš čia duosiu jums tokią užpilą. Bet jeigu turite lėtinių ligų ar kažko, eikit pas gydytoją. Jisai išaiškins, ar tas užpilas geras, ar nekenksmingas jums, labas rytas, ar mes užpilais gydom, ar vaistais patvirtintais mokslo, Tai jeigu kažką atsineš kažkokį ten, o būna tokių dalykų, iš Baltarusijos ten gavau kažkokį ten preparatą, aš rusiškai neskaitau, man pasakoja apie tą preparatą kažkokį, ten man tokie ir tokie atvežė, aš jį geriu. Ką man pasakyti tam žmogui? Negerkit, nes aš nežinau, kas čia yra. Ir nesužinosiu, nes tyrimų net nėra. Nieko, aš nežinau apie tai nieko. Tai eikit su tais ir konsultuokitės. Tai čia aišku, tai yra atsakomybės, kad nusimetimas. Faktas 100%. Pasimatyti su gydytojais kraštiečiais atėjo ne tik juos pažįstantys ar norintys pažinti ignaliniečiai. Gėlėmis ir prisiminimo albumais nešinos atskubėjo ir jų mokytojos Alytė Zakarauskienė bei Laimutė Teterikovienė. Renginyje dalyvauti negalėjusi Aistės mokytoja Irena Cicėnienė paliko vaizdo sveikinimą. Kadangi Aistė buvo tokia pasitikinti, rimta mergaitė, gerai besimokanti, aš vis tiek galvojau, kad pas ją specialybė bus kažkokia tai rimta. Ir kad ten būtinai jinai bus medikė, nepasakyčiau, kad labai galvojau. Bet kažkodėl paskutiniais metais man į pasąmonę kažkokia įkrito, kad jinai bus odontologija. A, kodėl nežinau. Prieš gerą savaitę, kaip ligonis, lankiausi pas ją. Ir ar rekomenduotumėte? Ir jinai man liko tokia pati, tokia švelni, paslaugi, besidominti visko tikrai. Ir jinai man
tą, ką aš nežinojau, jinai pasakė visus tyrimus, nurodė konkrečiai, ką ten, pavyzdžiui, galima daryti, kad kraujas būtų geresnis, ką valgyti, ko nevalgyti. Nu ir taip nuramino. Ar pažįstate gydytoją Povilą? Aišku, pažįstu. Mokiau, bet to jisai pas mane dainavo. Turi labai švelnų, gražų balsą. Ypač kai buvo jisai mažutis, aš jį pažinojau, kadangi kolegės sūnus, tai ir mažą pažinojau, jis tokiu švelniu vaikišku balsu kalbėdavo, kad aš tiesiog būdavau sujaudyta dėl jo to vaikiško balso. O jis pas mane su mano klasės mergaitėm dainavo, jis akompanavo su gitara ir kartu su jomis dainavo trio. Tai kažkur pasirodydavo, ar čia tiesiog Oi, tik mes taip? daug koncertavom. Ir labai girdėjau gerus atsiliepimus apie jį. Labai visi gyrė, sakė, labai jis domisi kiekvienu ligoniu. Sakė, labai daug siuntimų duoda patikrinti sveikatai, kas žmonėm labai aktualu. Nepasitikė vienu gydytoju, nori kitus. Jisai taip viską žinot apie savo ligonį. Kraštiečių pasirinkimais džiaugiasi ir meras Laimutis Ragaišis. Mūsų ta maža bendruomenė yra tokia susipinusi, susipendrinusi, kad viskas kartu. Ir tokia akademinė bendruomenė, rate tokiam, kaip bendraujam, tai viskas labai jautru ir asmeniška. Aš gydytoją mačiau, pasirodo, kūdikėlį, taip? Tai mes bendravome, buvom, bet aš pučiuos tikrai gatvė nepažinęs jau po tiek metų. Ir manęs tikrai nebūt nepažinęs, nebent tėtis išpasakoto, kad buvo toks lygnyse veterinorius Laimis, tai mes draugavom. Taip jau. Vat su jūsų tėčiu dirbam, tai tikrai labai šilta, kad jūs rado tokį popietę pabendrauti su mūsų bendruomenė. Ir save pristatyti, save parodyti, na ir tiesiog išsakyti savo matymus, mintis ir savo kelią, ką jūs nuėjot pro šitą gyvenimą ir ko jums dar laukia ateityje gyvenimas, ką padiktuos ir kokius iššūkius reikės išgyventi. Ir aš labai džiaugiuosi, kad jūs, Povilai, ir jūs, Aistė, kad vis dėlto siejat savo gyvenimo kažkurį tą etapą su Ignalina. Man kaip senam ignalinskam žmogui, tai labai svarbu. Yra pas mus potencialą, turim jėgos, turim išminties, turim protingų, šaunių, jaunų žmonių, kurie sieja savo gyvenimą su Ignalina šito kraštu. Daugiau, mažiau. Ir labai džiugu, kai išvyksta į pasaulį, pasimoko, pasilavina, įgyja profesiją, patirtį, išmintį ir ją atneša jūsų asmeniu į mūsų kraštą. Tai mums visiems yra labai svarbu, aš manau. Ateitis, aišku, kokia, šviesi ir puikiai. Kitokių variantų nėra. Kaip sugalvosim, kaip sudėsim mintis, taip mes ir klostysim. Taip? Patys nuoširdžiausi padėko žodžiai skambėjo šiuos nuostabius žmonės Aistę ir Povilą užauginusiems ir išauklėjusiems tėvams, Loretai ir Jonui Aleknoms bei Zitai ir šviesios atminties Juozui Panavams. Dėkui prisėdusiems ant mūsų pokalbių bibliotekos suolelio. Tradicinė dovana tiem, kurie išdrįsta kalbėti, tie, kurie drąsūs, nori pasidalinti, turi ką pasakyti. Simbolinis bibliotekos skėtis. Taigi, linkiu Jums, kad visuomet virš galvos būtų saugi, ekologiška aplinka, geras oras, nes sako, kai nešiesi skėtį, visuomet šviečia saulė. Ir kad saulė šviestų Jums visom prasmėm. Ne ta, kur iš rytų, bet ta, kur tikra. Kur širdį sušildo, mintis prašviesina ir atneša gerą nuotaiką. Ir kartu noriu pasveikinti Jūsų asmenyje visus medicinos darbuotojus. Su Jūsų profesinė švente, su tuo pasirinkimu, kuris iš tikrųjų be galo sunkus, be galo atsakingas. Ir kad tos rankos, gydančios rankos, visuomet rastų malonų ir šiltą atgal grįžtantį jausmą. Taigi, sėkmės Jums. Su sveikata, kad sveikūnė diena. Žmonės išsiskirsto, viskas nutyla, bet visada kažkas palieka širdyje. Ir jei tas kažkas jūsų šildė ir įkvėpė, ačiū. Ačiū, kad priėmėte tai, kuo buvo dalintasi.
Visiems žiūrėjusiems ačiū. Iki susitikimo po savaitės. Sudie.